Dabar kaip valdyti žmonės konfliktų metu? Per 6 silpnas vietas. Pirma, užsirašom silpną vietą yra nerimas. Nerimas. Aš galiu nerimą jūsų pakelti ir galiu nerimą ką padaryti? Duodu variantus. Pirmas. Tiesiog užsirašykite, nes per tai turėsit veikti paskui. Praktiškai. Pirmas variantas. Pone, nu ko jūs čia dabar jaunatės? Jau jums vieta rezervuota, viskas bus gerai, viską mes tvarkysim. Ką aš darau? Nuraminu. Atvirkščiai. Žinot, jeigu jūs dabar neapsisprendžiat, daugiau vietų nebus šitam kursui. Tai ar jūs dabar sprendžiat, nes rytoj tikrai nebus. Ką aš darau? Atvirkščiai didinu, taip? Ja, leidžiu pasirinkti. Bet iš tikrųjų mušu silpną žmogaus ką tokia vieta. Toliau. Antra, gobšumas. Gobšumas. 2 variantai dėmesio, 2 variantai, kaip gali paveikti. Pirmas, kiek sutaupysi? Gal aš jums pasakysiu, jeigu jūs norite eiti į rinką, sumokėsit 4 000 ir galite specialybę gauti per 3 mėnesius. Pas mus per 2 metus tu gauni nemokamai. Pirmiausia, sutaupai 4 000, plus kiekvieną mėnesį gauni po 150 litų, ką tokios stipendijos. Ir gali dar to pačiu metu dirbti po 4-5 valandas. Kiek tu uždirbi? 12 000. Tai yra skirtumas, kur 12 uždirbi ir 4 prarasti. Ar apsimoka? Antras, kiek gali uždirbti, kiek gali sutaupyti. Sutaupysi. Jeigu čia dar būsi, tau nereikės mokėti už bendrabutį, nereikės maistą gausi po pigiai, visą kitą ir taip toliau sutaupysi. Daleiskim, kiekvieną mėnesį po 600 ką tokių litų, kaip pavyzdys. Sekantis, silpna vieta. Komfortas. Komfortas. 2 variantai. Viską galėsi pasidaryti pats. Nu, tai jeigu tu distanciniu būdu mokysi, tu normaliai dirbi, grįžti vakare, atsisėdai pats pasidarėsim, tai užduotis įsprendęs ir viskas, jokių problemų nėra. Tau nereikės šią klasę sėdėti, mokytis ir taip toliau. Antras variantas, mes viską padarysim už tave. Galima aš to pasakysiu? Jokių problemų. Mes viską paruošėm, užduotis, visus kitus ruošinukus ir taip toliau. Tau tik tai reikia ateiti ir ką padaryti? Jo, ir viskas, ir jokių problemų nėra. 4 variantas. Naujienos. Pirmas, retro. Pirmas variantas, retro. Atsimeni, kaip seniau buvo gerai. Tai žinot, ir dabar mus taip pat yra, kaip senais gerais laikais buvo. Pasirūpindavo visko, aprengdavo, papuošt. Ir darbą randam, jo. Atsimeni, kaip senais laikais buvo. Mes biržą turim savo darbą. Antras variantas, naujausios technologijos, naujausi būdai. Galima šitą pasakyti, taigi iš mūsų mokyklos žmonės išvažiuoja į Vokietiją dirbti, į Berlyną. Tenai konkrečiai mes turim darbdavius, kurie pasiema į dirbtuves, moka po 2000 markių iš karto, eurų ir visokių kitokių gerų dalykų. Toliau. 5. Išskirtinumas. Pirmas variantas. Bukai visi. Galima aš to pasakysiu. Visi normalūs žmonės turi normalią kokią nors vieną profesiją. Ką jie gali padaryti rankomis. Nes jeigu ateis badas, tai tų vadybininkų visų nereikės. Reikės žmogaus, kuris gali konkrečiai kažką tai ką padaryti. Kažką konkrečiai padaryti. Ir jeigu tu konkrečiai negali, koks ant tavosas universitetinis įsilavinimas, nieko vis nebus reikalingas. Va, gauni profesiją, baigi 12 klasių, eini į universitetą. Galėsi ten paskui vadybininkų būti. Bet tu jau galėsi tuo metu dirbti, kurti kompiuterinius puslapius ir dar kažkokius kitus dalykėlius. Antras variantas, išsiskirk. Tai aišku, visi tavo draugeliai sėdi dabar pamokos ir galvoja stoti į universitetą. O tu išsiskirk iš jų. Tu va dabar 2 metus mokyti specialybės, tą specialybę prasimušk, pradėk užkalinėti pinigus, ateik pas juos ir sakyk, ką jūs mažiukai uždirbot šiandieną? O aš uždirbau. Išsiskirk, būk kitoks. Ir paskutinė silpnoji žmogaus vieta – prisirišimas. Pirmas variantas – dar labiau pririšk. Tai pagalvok pats, tu įstoji šitą specialybę, bet dar papildomai gauni 2, 3 ir 4. Gauni papildomai priedą. Ką neapsimoka? Tai aišku, apsimoka pas mus. Ir dar plus 12 klasių baigi. Kam čia geriau gali būti? Antras variantas – atrišk. Sėdi koks nors 10-okas, seilės bėga toks visiškai, ničio nepanėjo. Jūs sakote, tai ką tu čia sėdi?
Jeigu pas mus ateisi į mokyklą, mes tau spręsim, padarysim visą kitą dalyką. Priedo, tu gausi stipendiją, gausi dar dešros, alaus ir visokių kitokių dalykų. Ir dar papildomų mes duosim tau mergų ir visokių kitokių dalykų. Tai ateik pas mus. Ar aišku? Nu taip ir viliojam, ne? Tai dabar dėmesio. Čia yra žmogaus silpnybių laukas, per kurį vienaip arba kitaip galima tą žmogų ką daryti? Manipuliuoti ir valdyti. Klauskime mes, ar gražu manipuliuoti? Gražu. Negražu, bet reikia. Ne. Čia yra moralistai prigalvoja, kad yra negražu, todėl kad tai jau daro vaikai. Mažas vaikutis, jisai arba koks pasimanipuliavimo būdas mamos. Ir mama iš karto, jeigu dar negirta, taip, pribėga ir tada ką, žiūri, pirmiausiai, užpakalinius tiltus, ne, ar ten nebėga kokie nors daikščiukai, pilvuką pamaigo, ne, akytės pažiūri, tokiu būdu jisai prisišaukia ką tokios. Reiškia, nuo pat mažens mes vieni kitais ką darom? Manipuliuojam. Tai yra normalus tarpusavio elgesys ir nieko tame blogo ką? Nėra. Dabar užsirašykit. Manipuliuot mums sako blogai tie, kurie nori, kad mes būtume vergai. Bet jie mums kala tokią moralę, kad manipuliuoti negalima. O ką jie daro? Manipuliuoja. Jie manipuliuoja, sakydami, kad negalima. O mums negalima, o jiems galima. Kodėl? Todėl, kad jie dominuojantis ir jų yra mažiau. Visada viršų yra mažiau. Kaip jūs manote, kiek kompanijų valdo visą pasaulį? Didžiųjų korporacijų. Nu kiek? 40% turto valdo 146 korporacijos didžiulės, kurios yra kartu su bankais. 1000 ir jos sukuria 60% pridėtinės vertės. Nu, ta prasme, 60% pelno pasaulio. Tai jie mums diktuoja, kokie mes turim būti. O iš tikrųjų mes turim būti tokie, kokie mums yra naudinga. Kiekvienoje situacijoje turi būti vienintelis kriterijus – nauda. Nes visa kita yra pudros. Tai dabar, kada sprendžiat konfliktus, jūs turit galvoti, kas man naudinga šitoj situacijai. Jeigu man naudinga paveikti žmogų, mes turim jį paveikti. Jeigu man nenaudinga, aš galiu atsitraukti. Atsitraukimas irgi yra veiksmas, irgi jisai veikia. Dabar pokalbio metu, tam, kad mūsų neapgaudinėtų, mes turime stebėti žmogaus neverbalinę kalbą. Tai dabar sėdam poromis greitai, 1, 2, 3, dabar su to žmogus, kurio retai susitinkat, labai retai susitinkat, bendraujat retai, tiesiog dėl darbo kažkokių priežasčių. Kolegos, aš suprantu, sunku, reikia sėsti, jūs bendravot jau ilgą laiką, sėdam viens prieš kitą sėdam. Dabar dėmesio, kolegos, žiūrim į mane. Kolegos, žiūrim į mane. O mano kolega, taip yra kolega, klausom. Kada atsisėdat su žmogum kalbėt, jūs turit 2 variantus. Pirmas variantas, aš turiu prie jo kažkaip prisiderinti. Tai dabar pirmas variantas, aš galiu būti pilnai tapti panašus į jį. Tai atsisėdu kaip jisai, ane? Tai yra vadinamas veidrodinis atspindėjimas žmogaus. Dėmesio. Ne. Jūs vienas prie kito turite prisiderinti, todėl vienas prieš kitą turite atsisėsti. Atsisėskite vienas prieš kitą. Dabar dėmesio. Jeigu taip atsisėsit, žmogus supras, kad mes mėgdžiam. Taip? Klausom. Kolegos, klausom. Mėgdžiam. Tai yra negerai. Tada aš darau dalinį prisiderinimą. Pažiūrėkit, kojas mano sukryžiuotas trupučiuką, rankos ką? Suimtas. Aš dabar pilnai nesu panašus į jį. Dabar pokalbio metu, aš uždavinėdamas klausimus, bandau pažiūrėti, kur yra jo pralaidumo kanalai. Kiekvieno žmogaus. Pavyzdžiui, kada aš kalbuosiu su kažkokiu žmogum, jisai pradeda judėti. Reiškia, kur yra prasiranda tas judėjimas, tai yra jo pralaidumo kanalas. Kiekvienas žmogus turi 12 pralaidumo kanalų. Parodo, galvos padėtis. Pavyzdžiui, sėdėjau, kalbėjau, galva pasikeitė.
Reiškia, toj vietoj pas yra kažkokia jautrikas tokia tema, kur aš turėčiau, panaudodamas vištos principą, pakapstyti ir sulesti. Tai yra pirmas. Toliau. Antras momentas. Gali sudėti rankos, gali sudėti kojos, gali dar kažkas. Dabar, kada aš prisiderinu prie jo, aš geriau suprantu, ką jisai kalba. Ir ypač, kad yra konfliktinė situacija, man reikia suprasti, ką jis galvoja ir kas vyksta. O pats svarbiausia, suvokti, ar jisai man nemeluoja. Ateikit pas mane, sėskit priešais mane, ateikit čia, kad visi matysite. Ateikit, suvirkėdė. Ne, priešais mane tiesiai. Gerai pasiruošim. Mes kalbėsim apie neutralius dalykus, tiesiog stebit mūsų abudu, gerai stebit mūsų abudu, kad mes būtume, kad būtų aišku, ką mes ir kaip darom. Dabar, laba diena. Norėčiau paklausti jūsų, kokia šiandien buvo diena iš pačio ryto? Puikiai. Aha, ką jūs padarėt? Ką jūs veikėt? Dirbau su mokiniais. Dirbot su mokiniais. Paskaitas, ką dar darėt? Paskaitas turėjau. Po to jau į jūsų paskaitą. Aha, kas buvo įdomu? Įdomu, daug dalykų įdomu. Dabar, ką mes matom? Kur yra pralaidumo kanalai? Aha. Pirmas pralaidumo kanalas, kuris yra pasiryškiausias? Rankos, taip, rankos. Kada kalba, juda rankos, juda kas? Galva ir truputį juda kas tokios? Kojos. Reiškia, aš turiu 3 pralaidumo kanalus. Dėmesio, 3 pralaidumo, palaukit, mes čia jokių melų dar neaiškinam. Yra 3 pralaidumo kanalai, per kuriuos aš galiu pamatyti, kad žmogauje viduj kažkas tai ką? Neramu. Ne, pasikeitė. Tai dabar pokalbio metu, kada aš kalbuosiu su žmogum, aš turiu labai stebėti tos pasikeitimus. Tai dabar dėmesio, kad aš užduodu klausimą, dėmesio, tai prieš tai, prieš pasikeitimą buvo kažkoks klausimas ar kažkoks pasakymas. Reiškia, toj vietoj, jeigu kažkas pasikeitė, aš turiu ką padaryti? Papildomai pakapstyti. Ir tada aš pamatysiu, kaip aš žmogų juda neverbalinė kalba ir aš pamatysiu, ar jis man meluoja ar ne. Va čia yra esmė. Tai va šitą principą reikia visada žinoti. Dabar, kaip pamatyti, kad žmogus meluoja? Pats lengviausias dalykas yra per akis. Pasiruošę, nusibraižom akis. Ačiū. Dabar, kada žiūrite mane, dėmesio, kada žiūrite mane, kolegos, kur mano kairė? Kur mano dešinė? Taip, čia yra kairė ir čia yra dešinė. Kada žiūrite mane, viskas yra atvirkščiai. Tai dabar dėmesio. Kada aš žiūriu į kairę į viršų, aš prisimenu vizualinį informaciją. Ką jūs šiandieną iš ryto žiūrėjote per televiziją? Labas rytas. Labas rytas, ne? Aha, bet kažkas mes matot. Pažiūrėkit, kas įvyko. Įvyko kažkoks pasikeitimas, taip? Todėl įdomu kas, paraudo, pradėjo šypsotis, kas yra, pralaidumas kas? Raudonis, šypsena, bet ar aš žinau, ar jinai sako tiesą ar ne? Dar klausimų. Ne, reikia užduoti papildomų, ką tokių? Klausimų, kol pradės pas ją judėti akytės. Todėl, kad užsirašykite, kada žmogus jums meluoja, jis dažniausiai žiūri tiesiai ir sako, ką, sugalvota istorija. Arba iš tikrųjų esančią istoriją. Ir jeigu aš klausau kaip lochas, kodėl mums sako, būk kultūringas, nepertraukinėk. Kas mums tai pradėjo sakyti? Kas meluoja? Mūsų tėvai, mokytojai, kurie mums bando pudrą įkišti kur? Į galvą. Ir jie sako, tu turi būti gera, klausyk manęs, Vilė, tu turi būti gera. O viduje aš galvoju, o pats, ar visada geras? Ar visada važiuoja tik tai teisingai, neviršiai greičio ir viso kito ir taip toliau? Mūsų reikalauja dėmesio kada mums nori kažką įkišti kur? Į galvą. Mes esam laisvi žmonės ir mūsų užduotis yra uždavinėti klausimus ir laužyti ką tokius? Ne, laužyti jo kalbėjimą. Nes jeigu jūs nelaužot jo kalbėjimo, tada jūs valgot jo paruoštą istoriją. Todėl būkit geriau nekultūringi, negu aukos manipuliacijų. Supratot? Geriau būti nekultūringu, bet ne auka. Dabar toliau, jeigu žmogus žiūri dešinį viršų, jisai kūrė vaizdinę informaciją. Gali būti, aš jeigu paklausiu, kaip pavyzdys, aha, ką jūs šiandieną iš ryto žiūrėjote, pavyzdžiui, kokį žurnalą, taip?
Nežiūrėjo, nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ne? Va. Bet esmė yra kokia, pažiūrėjo pirmiausiai dešinę, paskui nušoko kur? Į kairę, taip? Reiškia? Aha, jūs taip norėjot, bet pirmas judesys buvo kur? Į dešinę, paskui kur? O paskui į kairę. Reiškia, žmogus ką bando? Biškučiuką kūrė. Dar neaišku, kurioje vietoje pakapstysim vištą, žinot, ką daro? Kapstą. Aha. Ar pagautim? Aš labai atsiprašau, o man nusispjauti. Todėl, kad dėmesio. O man nusispjauti. Ką aš darau? Dėmesio. Aš nenoriu būti auka, kolegos. Užsirašykit savo ant kaktos. Nebūk auka. Manipuliacijų. Gali jumis manipuliuoti kas? Moksleiviai, vadovai, vaikai, uošviai, anytos, bet kas. Žiūrim tada. Dėmesio. Žiūrim į kairę į šoną, prisiminam žodžius. Užsirašom. Prisiminam žodžius. Aš labai atsiprašau, ką vakar jums direktorė sakė per susirinkimą. Nu, čia kaip pavyzdys, ne? Užduodu klausimą, jeigu jūs pažiūrėjote į kairę, viskas tvarkoja, reiškia, jūs bandot ką prisiminti. Bet jeigu jūs man pažiūrėjote į dešinę, jūs bandot man kažką tai ką padaryti? Kažką kūrėt, jau istoriją kūrėt man kažko. Gerai, judam toliau. Jeigu žmogus žiūri į kairę apačią, abejonės. Nu tai pirmą variantą nori ar antrą, kurio? Jeigu žmogelio akis nukrito į kairę apačią, jisai dar ką daro? Dar abejonė, dar pasisprendimo ką? Reiškia, pokalbį reikia tęsti kaip? Reikia kalbėti su juo toliau, todėl kad pasinėr sprendimo. Jeigu akis nukrito į dešinę iš šono, yra sprendimas. Arba jausmai. Nu tai kurio norėtum? Pirmo varianto. Rasi dešinę nukrito, reiškia, jis jau to pirmo ką? Nori. Ar antro? Ant antro nieko, jokios reakcijos. Taip, reiškia, jis nori ko pirmo. Nors jis gali man sakyti, ne, aš noriu antro. Aš duodu pavyzdį. Tai ar sutiksiu už 15 rytų? Ar visgi reikalausiu už 20? Ne, tai tu sakai, 20 reikalausiu. Nu, 20 reikalausiu. Jo, 20 reikalausiu. Bet jeigu ant 15 jau jos sakytės nukrito į apačią, reiškia, jinai su malonumu ką darys? 15 ir jai viskas gerai bus, parduos. Jinai tik tai dabar dar gal su manim dar ką daro. Derisi, reikalauja tų 20 litų, nors jau jos akis pasakė, kad jai bus gerai ir kiek? Ir 15. Aš kultūringas žmogus, aš tiesiu ką tokį. Pokalbį su ją kalbuosi, bet aš vis tik žinau, kad jinai sutiks ant kiek? Ant 15. Bet galima sakysiu, man jūsų mandagumas, tai žinot. Kodėl man nusispjauti? Todėl, kad savo mandagumu jūs bandot mani manipuliuoti. Žmonės dažniausiai, kada nori mumis sumanipuliuoti, jie būna labai geri. Labai geranoriški. Čia yra vienas iš manipuliavimo būdų. Būti labai paslaugiu. Kavos arbatos, salaus, ko jūs norėtumėt. Aha, gal duosit man paskui kokią galimybę čia. Prašymas ateina vėliau. Gal ne šiandien, rytoj, poryt. Dažniausiai tas melumas, jis tai turi, pagrindą. Ateina vėliau tie dalykai. Prašymai, reikalavimai ir visa kita. Prisiminkit, kaip buvot mergaitės. Jeigu berniukas jūs kviečia į viršų išgert kavos, tai jisai ne kavos jūs kviečia išgert. Ar ne taip? Ar kavos? Nu tai baigit, jau normalus kviečia, viskas aišku, ko jūs kviesdavo jūs, ar ne taip? Ar aš klystu? Nu tai kame reikalas, tai dabar su tuo galit sutikti. Bet jūs tai žinojat, jis tik tai tiesiog kultūringas, jis sako, kad kavos. Iš tikrųjų tai viskas aišku. Tai dabar dėmesio. Kada žmogus kalba, aš stebiu jo neverbalinę kalbą ir esminis dalykas – laužyt pokalbį. Dabar mes tiesiog pasikalbėsime, aš parodysiu, kaip laužyt pokalbį. Gerai, kalbamės, tiesiog man jūs čia arčiausiai ir didžioji dauguma mato šitos pusės. Gerai, noriu paklausti jūsų. Vakar per pietus, ką valgėt? Meluoti jau noriu, viskas, tada bus ne, bet ten pažiūrėjau. Kokia buvo sriuba? Su kuo? Tas rūgštynis. Su bulvėm, kas dar buvo tų sriuboje?
Nepamenta, ne? O dabar kas buvo, daleiskim, ten antras patiekalas, kas buvo? Nevalgiau antrą. O ką valgėt? Varškę valgiau desertą. Varškę valgėt, ne? Kokia varškė buvo? Jinai nieko dabar nevalgo. Balta. Bet kokia, aš turiu mini grūdėtą paprastą, su uogienė, be uogienės. Ką aš darau? Aš perimu iniciatyvą pokalbio. Aš uždavinėju klausimus ir ją varau ten. Aš varau taip, kad jos akis pradėtų ką daryti? Ir kad jinai nepradėtų, nespėtų sugalvoti istorijos anksčiau, suprantat, negu aš užduodu klausimus. Kitaip sakant, jeigu tu nori žmogui išsiaiškinti ar meluoji ar ne, tu turi perimti iniciatyvą ir intensyviai uždavinėti ką tokius klausimus. Nes galim ir kitaip. Pažiūrėkit, kitas variantas. Nu, papasakok, ką tu valgiai vakar. Nu? Va, ir ką jinai dabar darys? Jinai sugalvos istoriją kažkokią ir jinai man ką darys? Pasakos. Tiesiai žiūrės mane akis ir aš nieko nesuprasiu. Nieko. Todėl, kad aš esu pasyvus. Pasyvus visada pralaimi, neužmirškit šito dalyko. Visada pralaimi. Tai va, jeigu tu nori išsiaiškinti tiesą, būk aktyvus. Ir kada aš pradedu uždavinėti vieną klausimą ant kito, jūsų filmukas nespėja suktis, nespėja numatyti, koks bus sekantis klausimas, ir jūs sakytės arba neverbalinė visa kalba pradeda ką daryti? Judėti. Pradedat judėti man, aš pradedu to vietoj ką daryti? Kapstyti. Atsiranda kas? Pauzės, todėl kad reikia pradėti ką daryti? Kurt. Dar tada toj vietoj ką aš darau? Kapstau.